Antra kova prieš Matvajų, kuris sugebėjo laimėti nemokamą bilietą netyčia į šitą visą renginį. Reikia iškart pasisveikinti, paklaust, arba jau čia nieko neklausi, nes arba gal pasiteiraukim. Kiek metų, ponai? Iš karto. Kaip ir sakiau, visą informaciją naudosim labai stipriai po flopo ir po turno. Praktiškai labai, viskas iškart žinom, kad jaunas studentas, reiškia vyrukas mėgsta pašėlt, baliavot, kiek gali baliavoja iš Kauno, tai ten, žinoma, po alėjas visur ten tūsinasi ir čipsus mums visai agresyviai bandys permest, mes juos paimsim. Žinoma, įrašinėjom, dabar šiek tiek gal susijaudins netgi, kad toks reikalas vyksta, tai manau, čia konkurencijos didelės nebus. Struktūra beje šiek tiek kitokia negu aš planavau, buvo planas, kad 10 minučių leveliai kiltų, dabar kyla kas 5, gaunasi toks biški turbo. Todėl nežinau, kaip čia išsiaiškinsim, ar geriausia, ar sėkmingiausia, bet na ką, kolinam, gal dama turi, gal 8, gal kažką, tai man atrodo, čia tikrai nebėda. Manau, kad jis neturi nieko, bet gali blefuoti, tiesiog, tuoj patys pažiūrėsim, bet su dama arba 8 jis čia čekuoti nelabai turbūt norės, galvos, kad aš pats kažką pirkau. Velnias neblefavo. Reikia tada iškart paklausti, kodėl neblefuoji. Gal 10 žmogus turėjo. Nieko. Reizinam, kol dar blindai maži, kuo greičiau žaidžiam per 5 minutės, kad išsiaiškinime, kas laimės. Nes paskui pakils, tai paskui vargsim. Teks coin flipint. Turėjau tūzą 4, absurdas. Kas tokiam kortom iš vis reizina. Taip. Čekuot, nepričekuos. Čekuojam Vilniop. Dabar betinsiu, jeigu čekuos. Nes tikriausiai nieko neturi, nes pats būtų kažkiek pinigų metęs, jeigu jau norėtų. Ar bent kokį nors flush draw turėtų. Tūzą turim, bet biškai gal atiduosim, nes dabar labai dažnai žaidžiam. Čia gal labai bus pikti visi žmonės heads up tūzai metėt, bet aš šį kartą tai padarysiu, nes labai aktyviai vis bankos įmų iš jo. Vis tiek, žmogų kantrybėgi kažkokia tai yra, negalima taip visą laiką. 7 pusė velnio, čia mes check foldinam praktiškai, jeigu dabar... Jis kaip tik atidavinėja, bet aš rizikuosiu, čekuosiu, dar ir riverį čekuosim, ir jeigu 8 nenupirko, turėtume laimėti. Kaip ir viskas gerai, galėjom to ir nebetinti. Jeigu antrą kartą čekavo, kaip ir pasidavė, galėjom to pasinaudoti, bet aš čia silpnesnis šiandien, ar linkęs rizikuoti labiau, bet nieko. Žiūrėsim, ką jis dar sugalvos gudraus. Kolinam vėl, kartą pavyko, vėl gal pavyks. Flopas geras. Sibetina, kolinam, kitų čia variantų nėra, galim. Čia greizint negalim. Neverta, atsiprašau. Vėl betins, vėl kolinsim. Riverį, kartą jisai neblefavo, žino, kad aš calling station esu, tai jisai dabar jau reikia betint. Nes jisai, jeigu ten, sakykime, turėjo blefą, dabar tikrai neblefuos, jeigu turėjo damą, tai irgi daug nesumokės. Velnias. Bandom betint pusę bankų, žiūrėsim, kas bus. Dabar sužinosim daug informacijos, nupirkę gučotą savo varganą, ką turėjo, žiūrim. Turėjo tūzą 8, tai jisai nupirko streitai iš kito galo. Kolai reiškia mūsų netokie blogi buvo. Jisai visą laiką kažką irgi pirkinėjo, bet biškai šiek tiek silpniau. Bus jam pirkt nesąmonės, pasimokys. Tribetina agresyviai, dabar stekas pasinė pats didžiausias, reiks atsargiau, kad neįklimpt visiškai, tau teks sumokėti, paskui pasidvigubins bus vėl lygų. Pranašumą, žinoma, savo naudosim, bet atsargiai. Dabar, pavyzdžiui, tikrai reizinsim, nes jau daug išmetėm praktiškai. Velnias nieko negerbė šis laikais jaunimas visai. Tūza 10 gerbs tikrai. Matvajų 1. Reizinam daugiau, pažiūrėsim kaip reaguos. Čia norėjau 90, bet kaip vis dar nesigavo. Tikiuosi net ribetins, pamatęs mano. Reikia paklausti, kodėl toks agresyvus, gal susikėsi žmogus. Velnias karalius, kai gaunu, tai agresyvumo 0 faktorius. Labai blogai. Bet ribetintai jisai mėgėjas kažkaip keli, aš nežinau, arba gavo tūzą karalių 5 kartų iš eilės, arba tiesiog... Gal nežinau, kokie kažkokie asmeniškumai prieš mane, gal kazino buvom susitikę kažkada aplašiau. Bet davė, kad atsiraut gerai. Apsiramino gerai. Kovojam toliau.
Matvoju jis kadangi laimėjo, o mes gal tribetinam kartą galis išsigas. Taip labai nesikomitinam savęs, išmesim, jeigu Olin varys, bet parodom, kad vat, kartą gyvenime ir mes galim kortą gauti.